šiukšlių kryžkelė. Ar galite mums atvykti ir padėti? Turime tokią didelę problemą. Tiesiog kaimynų nesutarimas. Aha, laukiu atvykstant. Labą dieną. Čia šiukšlių kryžkelės antra dalis. Vykstame į Vilkaviškio rajoną filmuoti kaimynų nesutarimų. Labą dieną. Labą dieną. Kas ta problema? Suprantat, nusipirkom LG televizorių ir, užkroviau tiesiog konteineris ir galite išjuoti, ne? Ar galite mums padėti? Žinoma, tai dabar taip. Reikia Taip, ar galite mums padėti? Aš nesuprantu. Nusimu konteinerių tą tavo teleką prašmatnų ir tada galėsi rūšyti. Jasna, tai kalbėsi, važiuok tai tą tavo Angliją. Užsidirbi tų pinigų, bet tai nusivrūšuok. Matot, ką daryti, kurime kaimynai skundžiasi manim, aš nežinau, ką daryti, čia bėdos senelis. Ar galit padėti dar kelti man? Viskas kėlėme. Gerai. Taigi, nuo šios dienos pradėkite plastikas, geltonas konteineris, žalias konteineris, stiklas ir popieris mėlynas konteineris. Ar supratot? Ačiū labai, ačiū. Jūs taip man padėjote, aš jums taip tokia dėkinga. Problema išspręsta.